bibliotekos skaitytojai, bendruomenės nariai, literatūros gerbėjai. Artėja advento metas. Laikas kupinas laukimo, tikėjimo. Žmogus tik mąstydamas, dirbdamas gali pajusti pilnatvę. Šį vakarą mes keliausime į knygų ir poezijos šviesą. Aš noriu trumpai pristatyti savo parengtą projektą internetinės literatūros kūrimas viešoje bibliotekoje. Yra sukurtas tinklapis adresu www.akmenės-literatai.lt. Tinklapio tikslas rinkti informaciją apie krašto rašytojus ir publikuoti internete Akmenės krašto literatų kūrybą. Tinklapis sudaro galimybę komentuoti publikuojamus kūrinius, kūrybos įvertinimas tinklapyje. Taip sudaromos sąlygos bendravimo virtualioje erdvėje, padidinama informacijos sklaida, autorių ir kūrybos žinomumas. Siekiant padidinti Akmenės krašto literatų video medžiagos sklaidą, yra sukurtas youtube.com video kanalas, kuris yra integruotas į tinklapį. Tinklapis, kuriame publikuojamas turinys, yra prieinamas viešai. Autoriai, kurie norite publikuoti savo kūrybos tinklapyje, galite atsiųsti informaciją tinklapio administratoriui adresu info@akmenės-literatai.lt, kuris nemokamai patalpins ją atitinkamoje rubrikoje. Tinklapis atlieka ir daugiau funkcijų. Meniu skirtas rėmėjų paieškai, yra apklausų modulis, atskiras meniu skirtas renginiams, kūrybos audio archyvas pritaikytas neįgaliesiems funkcijai ir kas kūrėte rašto eiles, prašom atsiųsti į mūsų literatų svetainę, yra komisija ir mes atrinksim ir galėsim tada publikuoti jūsų kūrybą šioje svetainėje. Taip pat yra svetainė skirta žodis rėmėjams, kuriame rašoma: Akmenės krašto literatai suteikia krašto kūrėjams galimybę skelbti savo kūrybą internete, bet niekas taip nepaglosto tiek skaitytojo, tiek ir kūrėjo širdies, kaip spausdintas žodis. Kviečiame jūs didžiuoti savo krašto talentingais kūrėjais ir prisidėti prie jų kūrinių leidybos. Už jūsų finansinę bei kitą paramą ir gerumą atsilyginsime viešumu. Lietuvių literatūros tyrinėtoja, profesorė Viktorija Daujotytė išleistoje knygoje Justino Marcinkevičiaus žemė rašo: turime gerų poetų, galinčių stebinti pasaulį. Garbė jiems. Justinas Marcinkevičius, tautinis, nacionalinis poetas. Nebijokime to ištarti. Nacionaliniai poetai rengia tautą išbandymams ir atgimimams. Budi ir būna kartu dainomis, giesmėmis, eilėraščiais. Gerbiamas aktorius, skaitovas, režisierius Petras Venclova yra lietuviško literatūrinio žodžio ambasadorius. Jau daug metų keliaujantis su literatūromis programomis po Lietuvą užsienį. Noriu pacituoti gerbiamą aktoriaus interviu liūdės. Man teikia didelę laimę, kaip kelionės po Lietuvą. Važiuoju į bibliotekas, kaimelius ir visur sutinku gražių žmonių, kuriems be to medžiaginio būvio reikia ir kitokio. Manau, kad yra gražesni tie literatūriniai vakarai, kurie sutraukia kryptingus žmonės, norintis pabūti kartu. Gerbiamas aktorius Petras Venclovas parengė literatūrinę programą Homo Sum literatūrinį monospektaklį iš Justino Marcinkevičiaus dramų, poemų eilių skirtų 85-osioms sporto gimimo metinėms paminėti. Ir kviečiame gerbiamą aktorių. Labas vakaras. Tikrai taip išgirsti apie save žodžius, kurių turbūt ir nesivertas fotosesija dabar. Jo. Praradimo pilkiai pelenai mano rankose ir širdyje. Ten nulyja lietus, ir tegul pelenai sužaliuoja. Ah, kaip kvepia vaikystė, kokie ryškus jaunystė žiedai, šiugžda lapai paeinančio kojų, ištuštėja, atvėsė lizdai, mano paukščiai sugrįžti. Žaidžiau piramidė šešėlį ir laiką kaip smėlį pilsčiau iš saulės į saulę. Aukštai viršum mano galvos juodas paukštis, kaip kardas kybojo. Mano kūdikiai, tarė man sfinsas, tavo laikas ir tavo grėsmė su tavim. O smėlis byrėjo, pro pirštus karštas smėlis byrėjo,
kol tarp mano delnų tik tai senas, surūdijęs siekigalis liko. Mano laikas ir mano grėsmė. Ar tik tiek tu man perduoti mano pasaulį, juodą paukštį, įkaitusi smėlį ir siekigalį seną, pajutęs artėjančią baimę, aš pirmą kartą sušukau, norime tangare, homo sum, laiko galeroj prikaustytas, sunkiai irkluoju, ir prakaitas žliaugia per veidą, ir nuoga nugarą čaižo, pikti būtinybės botagai. Tik tai okeanas, tik tai horizontas, kursai nei artėja, nei tols. Irkluoju, ir su kepusiom lūpom kartoju. Džiaus, tam šile dideliam, pakabinsiu padžiausiu. Ir teisinga, tirštėja tamsa. Ir galėjau matyti save. Ir verkti dėl savo gyvenimo. Taigi dėl šito vieno, vienintelio, nepakartojo. Ar aš jį rinkau? Ar tavo ranka virš manęs ištiesta mane vedė? Pareiga, aš kartuoju, tas menkas žibintas tamsu, liepsnelė plevenanti vėjai. Nereikia, neverta, tik kartok, pareiga, nes tu nieko daugiau nežinai, kai žiūri kaip į tamsą ir kai rankų laikai tam menką liepsnelę. Tik tiek, aš turėjau ateiti, privalėjau prakalbinti jų sielas, suteikti amžinybėje balsą, tai žemei, tai Lietuvai, aš jos liežuvis, kur šaukia istorijos tamsai ir vėjai. Aš čionai, mano meilė, malda ir tikėjimas man, gyvenimas man, ta žemė po Dievo dangų, Lietuva. Yra tik tai tėvynė, vienas Dievas, žiaurus, negailestingas ir teisus. Aš juos išmokysiu pažint šį Dievą ir keikt, ir garbint, ir jam aukotis. Atrodo, jau galėčiau būti laimingas, bet aš žinau, kad tai tik tai pradžia, menka pradžia, tikra našta dar laukia. Aš padarysiu Lietuvą, sukursiu ją iš ugnies, iš molio ir vandens. Aš Lietuvą lipdau po gabalėlį, ką jau sulipdo kraujas, to nei ugnis neperskirs, nei vanduo. Buvau kvailys, tikėjaus, sunešime visi po trupinėlį. Kas atnešė, kas prisidėjo? Niekas. Ir vis dėlto aš padariau valstybę, kurie jau šiandien gali atlaikyti smūgius kryžiuočių dar bent 10 metų. Ir mes išgelbėsim save ir ainius. O, kad taip. Bet dėja, nesyk dar plėšės mus nesutarimai, tarpusavio vaidai, o Lietuva bus kaip tos duonos kepalas, kurį raikys, dalysis, viens kitam iš rankų plėš, draskys. Lipdau, o galo vis nėra, o gal tėvynę reikia visą laiką lipdyt ir kurti ir lipdyt. Taip visą laiką lipdyt ir kurti, nes jei sustoji tik, jinai ir miršta. Tai nejaugi man neteks jos skambesį išgirsti.
O prakeikime, man, kuris pradėjo, kuris iš nieko, taip, kuris iš nieko padarė viską, nukalė karūną, kuris dabar galėtų būti laimingas. Kaip tuščia sėdi, kaip baisiai tuščia, net baimės nejaučiu. Ko man bijoti? Dievų, nei Dievo nėra. Tai gal netiesa. Kodėl turėčiau jos bijoti, seni? Ji man ramybę, poilsį atneš ir išvaduos iš šito menko kūno, iš šito žemės grumsto, kuriame išdygo tik vienas geras daigas, išdygo Lietuva. Labas vakaras. Tai mes vieną klausytoją netem. Grįžo. Grįžo, kuris negrįžo. Grįžo, tai kas čia. Tikrai aš klausiau, kiek bus vaikučių tu. Visai kelias gražus. Tikrai labai neturiu nieko vaikiškos, bet jokios programos, jokios vaikiškos. Na, bet ar jūs sugebėsit išklausyti Marcinkevičiaus parašą? Jeigu ko ir nesuprasit, ne viską reikia suprasti, žinot, aš irgi ne viską suprantu, daugiau nesuprantu, negu suprantu. Tai, bet svarbu, kad kažkaip tai pabūtumėm tose žodžiuose, pasiklausytumėm. Kažkada jau gal prisiminsit aktorių skaitė, prieš jau, kaip pasakyti, kiek daug laiko praeis. Daug ką prisiminsit iš savo vaikystės, kaip jūs čia sėdėjote pirmąjį eilėj, kaip jūs klausėtės. Tai tas aktorius kažką skaitė garsiai, galbūt jums netikėtai tai bus, jūs nustebsit, kad taip čia skaitoma. Tai, o kaip direktorius sakė, tikrai, na, daug kartų, anksčiau dar daugiau buvo, kaip pasakyti, poreikio galbūt važiuoti į Lietuvą, o Lietuva tai ne tik Vilnius. Lietuva tai tikrai nuo čia yra, Lietuva tai kaimas, kur paprastumo daugiau, mažiau mandrumo yra, kur daugiau širdies yra. Dar vienas žiūrovas klausytis, tai ne čia patak. Labai smagu, kad daugėja. Tai ir važiuoji, ir skaitai poeziją. Dabar, na, kažkaip gal jau, ar jūs skaitot poeziją vaikai? Taip, šaunai. Taip aktyviai klausosi, nes man labai smagu. Mano sapnas po ją, iškirstos obelis, iškirstos rodos aplanko, vertę sapnui keist, jos vertę motinos rateliu. Laukia rodos aš, laukia prisiplojęs prie stiklo, beldžiu į langą, beldžiu ir besibelst negaliu. Sakysite, sapnas tatai, atsakysiu tikrovę. Prie išdaužto lango, prie išdaužto, šitiek veidų sukrovė gyvenimas žiedą man, gaivų žiedą sukrovė. Prapulės nustumė ir džiūtį į knygą dedu. Ir dar vienas iš tokių paskutinių metų. Oi žyba žygulės, kaip aukso riktorės, ten stovėjo, vargės pavargęs, vienas gyvenimėlis. Ar su visai pavargęs, ar su visai sustojęs, ar ant lauko viešpaties margo, nieko neužgiedojęs. Rodos buvo sumąstęs, rodos buvo girdėjęs, vieną radęs, kitą pametęs, trečią pusiau praradęs. Užsidumojęs pilna, užsigėdojęs tuščias, klausinėjai, vargęs, išvargęs, viešpatie,
Ar tai tyčia? Bibliografinė rodiklė akmenim prabilus. Gerbiamas aktoriau, akmuo gyvas, jis turi savo spalvą, sielą. Visai kaip žmogus. Prakalbinti akmenį, skaitydamas sporto eiles. Nes jis užskaitomas sporto eiles suvirtina skaitytojų širdį. Manau, dar ne vieną kartą susitiksime, ir čia man gerbiama kolegė Eugenija pasufleravo, kokie jos yra aktyviausi skaitytojai. Tai gal ir aš noriu pasinaudodama progą padovanoti po knygą. Pirmiausia, Deimantei Stonytei. Akmenės rajono savivaldybės viešos bibliotekos, Jučių kaimo bibliotekos filialo aktyviausiam skaitytojui. Ir čia bus ne vienas. Prašau. Čia tikriausiai sesutė Gintarei Stonytei. Kad neatsiverstumėte abiem po vienodą knygą. Taip pat Lukui Stoniui. Čia, kad mėgstat apie gamtą, sakė. Rimantui Jonušui. Va, čia jums. Aš atsimenu dar apie čia. Ir bibliotekoj buvo kaip gautas dar. Eimantui Teniui. Šią knygą padovanosime Pauliui Jonušui. Čia apie sportininką, manau, tau patiks. Šventė jubiliejinį gimtadienį ir aš noriu įteikti padėką. Padėka Eugenijai Škultinienei, Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Jučių kaimo bibliotekos filialo vyr specialistai. Aš jūs noriu kreiptis, kadangi šiandien yra Justino Marcinkevičiaus vakaras ir noriu kreipti šiais žodžiais. Tai nuo tavęs čia taip šviesu, nuo žodžių šitai pasakyto, nuo pagalvojimo balsu, turbūt ne dėl savęs esu turbūt dėl ko nors kito. Didumas to, kas mumise, iš meilės auga ir gerumo. Ir garbingo jubiliejaus proga linkiu jums kūrybinių sėkmių, šaunių idėjų, stiprios sveikatos ir šilčiai nerūpesčių. Viešos bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė. Sveikinu jus.